3. Rezervuaras yra laisvai pasirenkama talpa, kurią reikia pajungti tiesiog prie tos laistymo sistemos, reiškia, padarius jungti į kranelį, į filtrą ir toliau išėjimas į bendrą vamzdį, iš kurio bus išėjimas į kiekvieną augaliuką. Čia rezervuaras mes suradom, turėdami tokį rezervuarą, pritaikėm jį paprasčiausiai, o išmonės reikalas yra kiekvieno, ką jis turi, ką jis gali, ką jis sugeba padaryti iš to viso. Tai vat mūsų atveju mes pritaikėm tokį dalyką. Čia yra 60 litrų rezervuaras, jo turėtų užtekti tikrai keliom parom, daugiau netgi. Reiškia, kadangi po po 600 gramų į dieną į augaliuką, kiek supratau, eina to vandens, tai 60 litrų tai turėtų užtekti pakankamai daug. Kadangi yra 30 augalų, oi, pakanka. Mes jį paprasčiausiai įpilam vamzdeliu, reiškia, iš vandens telkinio įpilame siurbliu, pripildome jį ir jisai po truputį naudodamasis išbėga į augaliukus ir vėl reikalų esant mes vėl jį pripildom. O čia toliau pajungimas yra labai paprastas. Ta žarna yra jungiama, taip aš trumpai papasakosiu, o paskui gali būti tas visas. Jungiama yra prie išėjimo vamzdelio iš filtro. Reiškia, nuleidžiama yra į centrą, sakykime, tos visos augmenijos, kur centre bus. O po to jau toliau, reiškia, į tą vamzdelį įsistato tam tikros ataugėlės, plasmasinės tokios vamzdeliai plasmasiniai, kurie pasijungia tiesiai prie kiekvieno augaliuko ir atitinkamai per, reiškia, atsukus kranelį šitą maitinimo. Vat galiu pademonstruoti dabar, kaip jis atrodo. Reiškia, jeigu mes jį atsuksim, va, pradeda vanduo bėgti į tą vamzdelį, reiškia, sakykim taip, vizualiai, ir iš to vamzdelio bėga į visus kitus augaliuką maitinančius kapiliarus. O taip sakykime. Taip, kaip labai paprasta, skaitau, labai paprasta. Ir nauda turėtų būti labai efektyvi.